Ir vėl saldumynai iš mūsų daržo. Šį kartą čia yra rabarbarai. Ir žiūrėkit, tai yra saldainiukai iš rabarbaro. Visiškai natūralūs. Tik rabarbarai ir cukrus. Pridėsime cukraus. Ir dabar užvirsime ir virsime porą minučių. Daugiau nereikia. Šiaip receptuose pataria užvirti 3 kartus. Tai tada saldainiukai gaunasi ypatingos struktūros. Ir dabar man reikia skirti sirupą nuo rabarbaro. Tiesiog nukošti. Ir dabar saldainiukų eilė. Jeigu valgytume dabar, tai dabar ir tiesiog suvalgytume. O jeigu norėtume pasaugoti ilgiau, tai tada jie truputį, tie saldainiukai prilimpa vienas prie kito. Todėl pabandysiu padaryti taip. Taip, saldainiukai visi dabar atskirti. Ir dabar juos galime supilti į kažkokius indelius ilgesniam laikymui. Tai prašau, štai toks produktas, kurį galime saugoti labai ilgai, tiesiog kambario temperatūroje. Sodoekspertai.lt ir sodo įrankiai ir taip pat ir sodo virtuvė. Viskas jūsų derliui. Sėkmės!